Tai aš papasakosiu, kaip galima gauti 100% kompensacijos tokia įrangai, kuri yra skirta žmonėms su negale. Pirmoje vietoje paskambinat mūsų konsultantui ir konsultantas viską labai aiškiai papasakos, išklausinės jūsų tam tikrų dalykų ir visą planą labai aiškiai sudėlios. Vienas iš pagrindinių aspektų yra, kad jūs per 6 metus nebūtumėt gavę kompensacijos įrangai, nes tai yra teikiama kas 6 metus šitai įrangai. Antras dalykas, turi turėti išvadą iš ATOS dėl automobilio pritaikymo. Jeigu tokius 2 dalykus padarot, turit, viskas gerai, skambinkit, jau tarsimės dėl laiko, kad jūs atvažiuotumėte ir mes viską tai galėtumėm padaryti. Trečias dalykas, jeigu kartais neturėtumėt pinigų, nes tai yra kompensacinio pobūdžio mechanizmas, tai yra jūs turit pirmą išleisti, tada jums kompensuoja, tai jeigu neturėtumėt nieko tokio, mes tiesiog jums paskolinsim tuos pinigus. Suprantu, yra labai painu suprasti, kaip vyksta visas kompensacijų mechanizmas, kas liečia neįgalių įrangų pritaikymus, kaip valstybės kompensuoja. Tikrai labai sudėtinga ir aš tikrai labai daug laiko sugaišau tam dalykų, kad suprast. Jeigu jūs norėtumėt, kad būtų viskas paprasčiau, paskambinkit mums, mes viską labai aiškiai, žmogiškai, pagal jūsų poreikiai papasakosim, kaip viską padaryti. Tikrai pakonsultuosim, kaip įrangas įsidėti į automobilius, į namus prisitaikyti, kaip prisitaikyti savo patalpas. Viskas bus ženkliai paprasčiau.